Sveiki. Taigi šiandien ir penktadienį nusprendžiau pašnekėti apie if sąlygą, biški plačiau negu mes jau apie ją šnekėjom. Mes išmokom ją susikurti, bet mes dar ne viską apie ją žinom. Taigi šiandien noriu pašnekėti apie if else sąlygą. Kas tai per velnias, to sužinosiu. Taigi visų pirma, mums reikia susikurti tą sąlygą, pačią paprasčiausią, kurią mes mokame. Kaip ją parašyti, aš jūsų dabar nemokinsiu, nes jūs tą turėjote išmokti 8 pamokoje. Ir prieš tęsiant mūsų sąlygą susikurkime vieną kintamąjį, pavadinkime metai ir priskirkime skaičių 18. Ir tegul mūsų funkcija tikrina, ar mūsų metai yra daugiau arba lygu 18. Ir jeigu taip, tada mes parašysime šiokį tokį tekstuką. Tebūnė sveikinu, tu esi pilnametis. Tiesa, kažkas man minėjo komentaruose, tai yra ne komentaruose, o parašė laišką į mano tinklapyje, kad aš labai garsiai barškinu klaviatūrą. Sorry, aš tiesiog nusipirkau naują kompą ir jo mikrofonas yra, jis labai viską garsiai paverčia ir labai gerai viską įrašo, taigi pasistengsiu elgtis su klaviatūra kaip su moterim. Ok. Jeigu man pavyks, aišku. Štai. Dabar esmė tame, kad if sąlyga klausia, ar metai, tai yra 18, yra daugiau arba lygu 18. Tai yra lygu. Tuomet mes turime matyti šitą užrašą. Bandom pasileisti. Ir kaip matote, sveikinu, tu esi pilnametis. Bet jeigu man yra, sakykime, 17 metų, kas tada bus? Tada mes nematysim nieko. Būtent dabar mes ir pašnekėsim apie else sąlygą. Else sąlyga būtent rašosi iš karto už ifą. Mes pasirašom ifą, kažkokį tai sąlygą, kažkokį tai veiksmą ir po to, jeigu tas veiksmas yra neteisingas, čia rašome else ir vėl tarp tų skliaustelių lūžtų galima pasirašyti dar kažką. Tai sakykime, vėl sijautą pasirašykime. Sakykime, tebūnė taip, ar ne? Galima line dar dasirašyti. Dabar kaip viskas vyks. Mūsų metai kintamasis yra 17. Mūsų funkcija klausia, ar mūsų skaičius 17 yra daugiau arba lygu 18. Kadangi tai yra else, jeigu tai būtų 18, tai vykdytų šitą dalyką. Tai yra true. Bet jeigu tai yra false, false'as visada vykdo else. Ir kadangi else yra šitas užrašas, mes turėtume matyti, sorry, tu nepilnametis. Taigi, jeigu mūsų sąlyga yra teisinga, mes iš karto vykdom kodą, kuris yra po ją. Bet jeigu mūsų sąlyga yra neteisinga, tada mes einam prie else. Taigi, bet kokiu atveju, ar mūsų sąlyga teisinga, ar jinai neteisinga, vis tiek kažkas įvyks. Būtent tam else'as ir reikalingas, kad būtų pusiausvyra. Ar sąlyga įgauna true, ar įgauna false, vis tiek kažkas įvyksta. Kadangi tokia labai greita pamokėlė gavosi, dar noriu pabrėžti vieną dalyką, kad mūsų if sąlygoje nebūtinai turi būti kažkas, sakykime, tik vieną eilutę kodą, kurią gali vykdyti. Galima lygiai taip pat pasirašyti dar vieną sijautą, kaip pavyzdį, ir sakykime, tu gali pirkti salaus, ar ne? Ir lygiai taip pat galim čia pasirašyti. Taip va. Ir tų kodų mes galime prisirašyti tiek, kiek mes norime, nėra tiesiog limito. Ir jeigu mes pasileidžiame, mes matome, sorry, tu nepilnametis, eik gerti vandens. O jeigu mes turim, sakykime, 20 metų,
tai yra daugiau arba lygiai 18, na, šiuo atveju daugiau, mes matome sveikinu, tu esi pilnametis, tu gali pirkti alaus. Ta proga aš einu pirkti alaus, o su jumis susitiksiu penktadienį. Visą.